Kviečiu stabtelėti ir užsukti į natūralių kristalų karalystę. Pagaliau jie visi rado vietas po viso persikraustimo. Tai parodysiu mažą dalelę, o elektroniniai parduotuvėje jūs rasite beveik 750 kristalų, mineralų, papuošalų, apyrankių, mažų ir didelių. Ir štai tokių gražių ir pačių įvairiausių. Prie kiekvieno kristalo yra aprašymas, tai galėsite susipažinti. Na, o jeigu pasiklysite, parašykite man žinutę ir aš padėsiu jums atrasti jūsų kristalą. Taipogi galite iš karto pasidalinti, kaip jaučiatės, kas jūs liūdina, kas jūs džiugina. Pagal tai mes jums išrinksime tobulą jūsų naują draugą. Ne veltui Mėnulio magija yra naujai tavo pradžiai. Štai čia yra jūsų mylimukai, visada turiu jų labai daug, čia tik maža dalelė, elektroniniai parduotuvėje rasite žymiai daugiau šitų visų grožių ir tai yra aukštos kokybės ir patikrinti akmenys, tai yra mūsų apsaugos akmuo. Pigesni galbūt ne visada turės tokius įspūdingus žėručius, ar ne, kur susijungia ir jūra, ir dangus, ir visos žvaigždės, ir visa visata, bet poveikis nuo to nesikeičia. Turime štai ir tokių nedidelių akmenėlių, įvairiausių dydžių. Tai šitas vienas mylimiausių ir įspūdingiausių tikrai mūsų akmenų. Toliau mes turime lavas, toliau mes turime magišką tokį obsidianą, ar ne, tai yra ne kasdienai, tai labiau tie, kurie užsiema ezoteriką arba keliauja giliai savęs pažinimo keliu ir yra sąmoningume. Štai čia turime tokius levandinius ametistukus, jie yra gerokai šviesesni negu mums įprasti. Štai čia yra įvairiausi floritukai irgi jūsų koncentracijai, kūrybiškumui. Čia mes turime tigrą, turime ir daugiau, tik čia yra štai toks streso akmenėlis, labai patogu laikyti kišenėje, arba namuose, arba darbe, kai stresuoji, nervuojas, kažką skaitai. Taipogi mokiniams, nes tai ir vadinasi streso akmenukas ir jo forma ne veltui tokia. Beje, mokiniai labai dažnai renkasi būtent šį akmenį ir labai rekomenduoju ir tėvams, beje, parenku ir vaikams kristalus. Tai parašykite apie savo vaiko charakterį ir kiek jam metų. Tai turime įvairiausių ir pakabukų, ir kaip matėte, yra apyrankių. Ir čia dar ne viskas, ir štai tokių didelių bokštelių, ir mažų, ir didelių, visko labai daug, visiems gyvenimo atvejams. O štai šį labai mėgsta moksleiviai ir kai pradeda nešioti darželyje, kad būtų drąsesni, toliau mokyklėlėje, tai žinokit, ir studentai tebe nešioja, nes ir egzaminams gerai ne tik įveikti baimės, ar ne? Turime įvairiausių širdelių, kuri moko mylėti save. Na, dabar jau turbūt keliaujame į sekantį video.